Sveiki visi, esu Ramunė Budrionytė, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentė. Dirbu apskaitos ir audito katedroje ir daugiausia dėstau apskaitos ir audito programos studentams. Pirmasis apskaitos dalykas, su kuriuo susiduria mūsų programos studentai, iš tiesų jau pirmam kurse, pirmame semestre, yra apskaitos pagrindai. Ir iš tiesų šiandien pabandysiu trumpai, jeigu pavyks, pakalbėti apie vieną iš tų tokių pradinių, bet sakyčiau bazinių ir labai svarbių apskaitos pagrindų temų, tai yra pagrindinė apskaitos lygybė. Kuo jinai yra svarbi? Tuo, kad iš tiesų šita tema jie labai greitai įgalina išmokti, suprasti ir skaityti įmonės pagrindinę finansinę ataskaitą, balansą. Žinant, kad finansinės ataskaitos yra vienas svarbiausių įmonės komunikacijos su visuomenė įrankių, mokėjimas suprasti ir skaityti šitą ataskaitą, jisai iš tiesų gali praversti įvairiose gyvenimo situacijose, netgi jeigu jūs nesimokysite apskaitos ir audito programoje. Taigi tikiuosi pravers visiems. Pradėsiu pirmiausia nuo pačių paprasčiausių dalykų. Mes visi puikiai žinom, kad įvairią veiklą vykdo įmonės, organizacijos ir savo veikloje jos naudoja įvairius resursus. Materialius, nematerialius, finansinius, darbo. Dabar jeigu mes taip šiek tiek suprimityvintumėm ir pasakytumėm, kad pavadinkim tuos resursus turtu, tai mes galėtumėm pasakyti, kad įmonės savo veikloje naudoja įvairų turtą. Taip? Bet visgi apskaitoje turtu pripažįstami ne visi resursai. Apskaitoje turtu pripažįstam, kaip matom, štai čia materialias, nematerialias finansinės vertybės, kurios atitinka štai šituos 3 pripažinimo kriterijus. Tai yra bent vieno kriterijaus, jeigu netitinka, mes to turto pripažinti negalim. Kas per kriterijai? Pirmiausia, patikimas vertinimas pinigais. Apskaitoje mes turim tokią taisyklę, kad jeigu kažkokio dalyko tu negali vertinti patikimai piniginių mato vienetų, tu tiesiog to dalyko negali registruoti apskaitoje. Viena vertus lyg ir paprasta taisyklė, kita vertus jinai iš tiesų sukelia nemažai sunkumų apskaitoje, nes būtent dėl to įmonių apskaitoje mes negalim užregistruoti tam tikro turto, tam tikrų išteklių, kurie įmoniai kuria vertę, kuriuos rinka vertina, tačiau mes jų negalim patikimai vertinti piniginių mato vienetų ir dėl to, kai mes žiūrim įmonių balansą, iš tiesų mes matom tikrai ne visą turtą, kuriuo įmonė disponuoja. Būtent dėl šito patikimo, dėl negalėjimo patikimai įvertinti. Kaip pavyzdys galėtų, pavyzdžiui, būti, sakykime, įmonės darbuotojai, pavyzdžiui, darbuotojų kvalifikacija arba pirkėjų lojalumas. Tai yra tokie dalykai, kurie akivaizdu, kad kuria įmonė vertę, tačiau balansą mes jų nepamatysim. Antrasis kriterijus - įmonė tą vertybę tuo turtu disponuoja. Taip paprastai galima būtų pasakyti, kad iš tiesų tas turtas įmonėje priklauso nuosavybės teisė, tačiau įmonė ir kitais būdais gali tokį turtą kontroliuoti. Svarbiausia yra tai, kad įmonė prisimtų su tuo turtu susijusią riziką ir gebėtų gauti to turto teikiamą ekonominę naudą. Ir tada mes galim sakyti iš principo, kad įmonė tuo turtu disponuoja. Ir labai svarbus yra trečiasis kriterijus - ekonominė nauda ateityje. Galimybė gauti ekonominę naudą ateityje. Šitas kriterijus yra ganėtinai platus ir iš tiesų gal trumpam sustosiu ties tuo, kas yra ta ekonominė nauda. Nes ekonominė nauda gali būti suprantama gana siaurai. Tai yra tai, kad šitas turtas įmoniai uždirbs arba padeda uždirbti, padės uždirbti pajamas ateityje. Taip, pavyzdžiui, nusipirkau prekę, ją ateityje parduosiu, uždirbsiu pajamas. Reiškia, kol prekės nepardaviau, ji yra turtas, nes ji man teiks ekonominę naudą ateityje. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, nusipirkau gamybinių įrengimų, jų neparduosiu, tačiau jais gaminsiu produkciją, tą produkciją parduosiu, uždirbsiu pajamas ir vėlgi tai yra ekonominė nauda. Taip, ta prasme, tie įrengimai man teiks ekonominę naudą dėl to, kad, juos naudojant aš gaminsiu produkciją, kurią parduosiu. Galiausia, ekonominė nauda gali būti suprantama gerokai plačiau, tai yra ir kaip tam tikrų išlaidų ateityje išvengimas.
Kitaip tariant, jeigu aš turiu kažkokį tai turtą, įmonė šiuo atveju, įmonė turi kažkokį tai turtą, tas turtas gali jai padėti išvengti kažkokių tai alternatyvių išlaidų ateityje. Pavyzdžiui, sakykime, įmonė turi biuro patalpas, taip, kaip suprantam, biuro patalpos, lyg ir tiesioginių kažkokių pajamų negeneruoja, tačiau kita vertus, turėdami savo biuro patalpas, mes išvengiam nuomos mokesčio ateityje, mes išvengiam papildomų išlaidų. Tai va, tai bet kokiu atveju, jeigu kažkoks resursas, kažkoks išteklius atitinka visus tuos 3 kriterijus, mes galim sakyti, kad taip, tai yra turtas ir mes jį galim užregistruoti apskaitoje. Dabar žiūrėkit, toliau turėtų kilti logiškai sekantis klausimas. Jeigu įmonė turi kažkokį tai turtą, kas tą turtą įmonėje davė? Iš dangaus nenukrenta, taip? Vadinasi, kažkas tą turtą įmonėje suteikė. Jeigu pradėtumėm nuo pat pradžių, nuo pat įmonės įsteigimo, tai iš tiesų mes matytumėm, kad pirmąjį turtą, kaip taisyklė, įmoniai duoda jos savininkai, steigėjai, akcininkai. Ir kaip matom, įmonės savininkų investuoto turto vertė yra vadinama savininkų arba nuosavų kapitalu. Ir jeigu akcininkai, savininkai būtų vieninteliai, kurie įmoniai suteikia, investuoja į įmonę turto, mes šitą ryšį galėtumėm užrašyti va štai tokią lygybę. Turtas lygu nuosavas kapitalas. Šita lygybė parodytų tą patį dalyką, tačiau iš 2 perspektyvų. Tai yra, viena vertus, šita lygybė parodytų, kokį turtą įmonė šiuo metu turi, tai parodytų kairioji pusė, o dešinioji pusė parodytų, kad tą turtą davė savininkai, tą turtą davė akcininkai. Tačiau, iš tiesų šita lygybė būtų tik tai pačiam pradiniam veiklos taške, tai yra tada, kai įmonė yra įsteigta. Vėliaugi įmoniai turtą įvairų suteikia kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Taip? Tik tai skirtumas yra tame, kad už tai reikia susimokėti. Anksčiau ir vėliau už tą turtą reikia sumokėti dažniausia pinigais. Taigi, todėl mes tą buvusią lygybę galėtumėm patikslinti taip. Turtas lygu nuosavas kapitalas plus įsipareigojimai. Ir šita lygybė ir yra vadinama pagrindinė apskaitos lygybė, dar fundamentaliaja apskaitos lygybė, todėl kad iš tiesų ant jo stovi visas įmonės balansas. Į ją atsiremia visas įmonės balansas, galim pasakyti, kad iš tiesų tai ir yra įmonės balansas. Dabar kas yra labai svarbu, kad šita lygybė, šitas lygybės ženklas, jisai išlieka visada. Visiškai nesvarbu, ar įmonė pelninga, ar įmonė nuostolinga, ar netgi galbūt įmonė iškelta bankroto byla, bet įmonėje visada šita lygybė bus. Jinai tokia, amžina. Kodėl? Todėl, kad iš tiesų šitos abi lygybės pusės, kairioji ir dešinioji pusė, jos parodo tą patį dalyką, tik tai iš skirtingų perspektyvų. Kairioji pusė, matom, turtas parodo, kokį turtą tuo metu įmonė turi, kokiu turtu įmonė disponuoja. Dešinioji pusė iš tiesų mums parodo, o kas tą turtą davė, o kas tą turtą suteikė. O iš tiesų įmonė gali gauti turtą iš 2 šaltinių. Trečiasis yra iš tiesų nuosavos lėšos, bet čia yra prasisukimai šitame turte. Iš tiesų įmonė gali gauti turtą arba iš savininkų, arba iš kreditorių. Kitaip tariant, įmonė investuojama gali būti šitų 2 šaltinių. Ir iš esmės, būtent dėl to, kad abi 2 lygybės pusės parodo tą patį dalyką, tik tai, skirtingais kampais, šita lygybė visą laiką egzistuoja. Galim patikrinti, iš tiesų pasižiūrėję keletą tokių ūkinių operacijų, kurios įmonėje gali įvykti ir pasižiūrėti, ar iš tiesų tai veikia, ar iš tiesų tai lygybė išlieka. Paimkim nuo pat pradžių, tarkim, įsivaizduokim, kad yra steigiama įmonė, UAB X matom, kuri išleidžia, tarkim, 10 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurios vienos nominalioji vertė 1 euras. Taigi, šitos įmonės įstatinis kapitalas yra 10 000 eurų. Ir pagal steigimo sutartį įmonės steigėjai, akcininkai turi apmokėti, pasirašo tas akcijas ir sumoka už jas 10 000 eurų ir įmoniai atidarytą sąskaitą banke. Taip. Dabar pažiūrėkim, kas dėl šitos pirmos operacijos pasikeičia. Viena vertus, jeigu mes žiūrim iš įmonės pozicijų, viena vertus įmonė į savo sąskaitą banke gauna pinigus. Tai yra įmonės sąskaita įkrenta steigėjų sumokėti pinigai. O pinigai yra turtas. Reiškia, įmonės turtas mes galim pasakyti padidėja 10 000. Tada mes keliam klausimą, o kas tą turtą davė? O tą turtą davė įmonės akcininkai, steigėjai. Reiškia, tuo pačiu ir nuosavas kapitalas padidėja 10 000. Ir va šitas pirmas įrašas mums ir pasakytų, kad
Įmonė šiuo metu turi 10 000 turto, kurį tą turtą, šiuo atveju pinigus, davė įmonės akcininkai. Važiuojam toliau. Toliau sakykim, kad įmonė gauna banko paskolą. Veiklos pradžia ir įmonė gauna banko paskolą 50 000 eurų. Vėlgi, kas yra paskola? Puikiai žinom, kad tai reiškia, kad įmonė gauna pinigus. Taip, taigi vėlgi įmonės turtas, šiuo atveju pinigai, padidėja 50 000. Taip, bet iš kitos pusės visi puikiai žinom, kad paskolas reikia gražinti. Reiškia, iš kitos pusės atsiranda kas? Atsiranda įmonės įsipareigojimai, atsiranda įmonės skola bankui, kurią kažkada reikės gražinti. Taigi, kaip matom, kitoje pusėje padidėja įmonės įsipareigojimai. Pasižiūrėkim, kas toliau vyksta. Įmonė perka prekių iš tiekėjų skolon už 40 000. Taip. Viena vertus įmonė jau gavo prekių, jinai perėmė nuosavybės teisę į tas prekes, jinai visiškai atsako, prisima riziką ir naudą susijusią su tom prekiam. Ir tai reiškia, kad tai yra įmonės turtas. Taigi įmonės turtas šiuo atveju prekės padidėjo 40 000, bet iš kitos pusės įmonė pirko prekių skolon. Reiškia, atsirado ir įmonės įsipareigojimas tiekėjams. Įmonė turės šitą skolą apmokėti. Taigi, kaip matom, padidėja čia įsipareigojimai. Na ir galiausia, pažiūrėkim, įmonė dalį skolos tiekėjams sumoka 20 000. Likusius 20 000 sumokės vėliau pagal sutarties sąlygas, bet dabar apmoka tiesiog 20 000. Kas įvyksta? Skola yra apmokama pinigais. Reiškia, viena vertus įmonės turtas pinigai sumažėja, bet iš kitos pusės apmokėję dalį skolos tiekėjų mes automatiškai sumažinam ir savo skolą tiekėjams. Taip? Ir kaip matot, ar mes pasižiūrėsim iš tuos galutinius skaičius, ar mes padarysim skaičiavimą bet kuriame šitame tarpinėme etape, mes matysim, kad visą laiką po kiekvieno žingsnio šita lygybė išlieka. Taip? Ir galiausia, sakykim, po šitų 4 operacijų, kaip mes galėtumėm interpretuoti tiesiog šitos 3 paprastus skaičius. Įmonė šiuo metu turi turto, kurio vertė yra 80 000. Taip. Dalį turto, tai yra turto už 10 000 įmonei suteikia akcininkai, o likusią dalį, tai yra turto už 70 000 suteikia įmonės kreditoriai. Ir savaime aišku, kad šituos įsipareigojimus įmoniai anksčiau ir vėliau reikės grąžinti. Tai va, ir tokiu būdu susipažinę su pagrindinė apskaitos lygybė, mes galim pereiti ir prie balanso, nes, kaip aš jau prieš tai minėjau, įmonės balansas tai ir yra ta pati pagrindinė apskaitos lygybė. Kadangi įmonės balansą, lygiai taip pat kaip ir šita pagrindinė lygybė, sudaro 2 dalys, kurios visada viena kitai yra lygios. Tai yra turtas, viena dalis, ir tai yra kita dalis, matom, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Tik tai savaime aišku, kad balanse turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai yra detalizuojami, taip, tai yra skirstomi į tokias sudedamąsias dalis, kad apskaitos informacijos vartotojui būtų aiškiau, kokį turtą įmonė turi, kokius įsipareigojimus, taip, ir kas sudaro tą nuosavą kapitalą. Tai į tai ir dabar ir pasižiūrėsim. Nes, puikiai suprantam, kad jeigu aš pamatyčiau, kaip ir čianai, matyčiau tik tai štai šitą skaičių turtas, 80 000, būtų problematiška turbūt suprasti, apie ką šita įmonė, jeigu aš nežinosiu, o koks tai yra turtas. Ne? Ta prasme, tai dėl to balanse be abejo tiek turtas, tiek nuosavas kapitalas įsipareigojimai, jie yra detalizuojami. Dabar pradėkim nuo turto. Tai įprastai klasikinis skirstimas yra toksai, kad turtas balanse, kaip ir pagrindinė apskaitos lygybei, turtas yra skiriamas į tokias 2 sudėtinės dalis. Tai yra ilgalaikis turtas ir trumpalaikis turtas. Reikia aišku pastebėti, kad kartais būna išimčių, ypatingai tas išimtis naudoja finansų sektorius, kada turto neskirsto ilgalaikį ir trumpalaikį ir pateikia pagal jo likvidumą, bet šiaip tos klasikinės įmonės, prekybos, gamybos, paslaugų įmonės paprastai skirsto būtent savo turtą ilgalaikį ir trumpalaikį. Taigi, pabandau trumpai prasibėgti per visą šitą sąrašiuką. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikiam turtui yra būdingos 2 esminės savybės. Kad tai yra turtas įgytas ne perpardavimui, o naudojimui įmonės veikloje. Taip. Ir kita savybė, kad įmonė tą turtą ketina
naudoti savo veikloje arba tiesiog laikyti ilgiau nei 1 metus. Tai va ta kertinė riba ir yra ilgiau negu 1 metai. Dabar savo ruoštų ilgalaikis turtas, kaip matom, skirstomas dažniausiai tokias 4 kategorijas. Tai yra nematerialus, materialus, finansinis ir kitas ilgalaikis turtas. Taip? Tai labai trumpai, nematerialusis turtas. Nematerialiam turtui yra būdinga tai, kad jis neturi fizinės formos. Arba jis gali turėti fizinę formą, tačiau ji nėra svarbi, nusakant šito turto esmę. Pavyzdžiui, sakykime, matot, čia yra išrašyti pavyzdžiai, kokie galėtų būti nematerialio turto. Tai paimkim, pavyzdžiui, kad ir programinė įranga, tarkim, kažkokią kompiuterinę programą. Taip, ta kompiuterinė programa, jinai gali būti įrašyta į kažkokią materialią laikmeną. Tačiau visi puikiai suprantam, kad esmė tokio turto yra ne ta materiali kompiuterinė laikmena, bet tas intelektualusis produktas, kuris yra įrašytas į tą laikmeną. Taip? Ir dėl to kompiuterinės programos, išskyrus operacinės sistemas, priskiriamos yra nematerialiam turtui. Kita vertus, pavyzdžiui, toksai prestižas, jisai iš viso yra neapčiuopiamas, jisai iš viso neturi jokios materialios būsenos. Tai būdinga savybė, kad nėra svarbus tas materialumas. Beje, kalbant apie prestižą, gal tik tai reikėtų paminėti tokį dalyką, kad negalvokim, kad prestižas tai yra kažkokia mistinė įmonės reputacija. Jokių būdų. Apskaitoje prestižas, ir tą vertėtų žinot, kad apskaitoje prestižas, apskaitoje ir įmonės balanse prestižas atsiranda tik tai tada, kai įvyksta verslo jungimas. Tai yra, įsivaizduokim, viena įmonė įsigyja, nusiperka kitos įmonės verslą, perima su tuo susijusi turtą, įsipareigojimus ir tęsia toliau tą verslą. Tai po tokio verslo jungimo šitos įmonės, kuri įsigijo tą verslą balansą, gali atsirasti prestižas, kuris yra labai toks apskaitoj aiškiai identifikuojamas, apskaičiuojamas skaičius. Bet jokių būdų tai nėra kažkokia vidinė įmonės viduje sukurta reputacija, kurią įmonė įvertina kažkokiu tai būdu ir kažką tai pripažįsta. Ne, tai yra tas momentas, kad tik po verslo jungimo. Ką dar reikėtų pasakyti apie nematerialų turtą, kad iš tiesų dažniausia nematerialiam turte mes matysim įvairias teisės naudotis kitų sukurtų nematerialiuoju turtu, intelektualiaisiais produktais ir taip toliau. Taip? Arba tai gali būti mūsų sukurti kažkokie nematerialūs objektai, kurie mums teikia ekonominę naudą ir mes juos pripažįstam turtu. Toliau, su materialiuoju turtu yra gerokai aiškiau viskas, nes tai yra turtas, kuris turi tą fizinę formą ir tai gali būti, matom, žemė, pastatai, statiniai, gamybinės mašinos įrengimai, transporto priemonės įvairiausios, biuro įranga, priekybinė įranga, nebaigti statyti objektai, jeigu įmonė juos ketina naudoti savo veikloje, o ne parduoti. Galbūt tokia įdomesnė savoka yra investicinis turtas. Įdomesnė kodėl? Todėl, kad galima labai lengvai supainioti su vertybiniais popieriais. Tai turėkit minty, kad investicinis turtas tai nėra vertybiniai popieriai. Investicinis turtas prie materialio turto priskiriamas ir tai yra žemė ir pastatai, tarsi kažkas panašaus į šituos straipsnius, žemė ir pastatai, tačiau tai yra žemė ir pastatai įgyti nenaudojimui veikloje, bet labiau kaip investicija. Pavyzdžiui, įsigijo įmonė žemės sklypą ir neketina jo naudoti savo veikloje, tačiau ketina jį laikyti, pavyzdžiui, 3-5 metus laukti, kol pakils nekilnojamo turto kainos ir kažkada taip ateityje parduoti ir tokiu būdu uždirbti pelną. Tai toks turtas, toks žemės sklypas būtų parodytas ne kaip įmonės žemė, bet kaip investicinis turtas. Ir gali būti kitas ilgalaikis materialusis turtas. Toliau, trečioji kategorija yra finansinis turtas. Iš tiesų, finansinį turtą turbūt galėtumėm pasakyti sudaro 2 tokios stambios dalys. Tai yra vertybiniai popieriai, įsigyti kitų įmonių ir kitų institucijų išleisti vertybiniai popieriai. Tai gali būti kitų įmonių išleistos akcijos, tai gali būti, sakykime, įsigyti fondų vienetai, kuriais, pavyzdžiui, prekiaujama biržose, tai gali būti kitų subjektų išleisti skolos vertybiniai popieriai. Arba mes sakom nenuosavybės vertybiniai popieriai, pavyzdžiui, obligacijos ir taip toliau ir taip toliau. Ne? Tai šitos 2 kategorijos jos sudarytų tos įsigytus kitų įmonių arba institucijų išleistus vertybinius popierius. Čia gal tik tai gali kilti klausimas, kada priskirti ilgalaikiam, kada trumpalaikiam turtui. Tai iš tiesų akcijos priskiriamos ilgalaikiam turtui, jeigu jų neketinama metų bėgyje parduoti. Obligacijos dažniausia, jeigu iki jų išpirkimo yra likę daugiau nei 1 metai. Tai būtų ilgalaikis finansinis turtas. Yra visokių išimčių, bet tokios turbūt pagrindinės būtų taisyklės.
Kita dalis finansinio turto be vertybinių popierių yra įvairios gautinos sumos. Ir čia labai svarbu atskirti, kad įvairios gautinos sumos tai yra kas? Tai yra kažkieno skolos mums. Turiu minti įmoniai. Kažkieno skolos mums yra turtas. Tuo tarpu mūsų skolos kažkam yra įsipareigojimai. Atkreipkite dėmesį, aš truputėlį dar grįšiu į tą pagrindinę apskaitos lygybę ir reikėtų šitą užakcentuoti dalyką, kad jeigu kažkas tai mūsų įmonėje yra skolingas, tai yra mūsų įmonės turtas. Bet jeigu mūsų įmonė kažkam skolinga, čia yra visai kita lygybės pusė, tai yra įsipareigojimai. Ir dabar, jeigu mes žiūrėtumėm į tą finansinį turtą, tai iš tiesų, galima būtų pasvarstyti, o kodėl čia, kai kažkas man skolingas, tai yra turtas. O todėl, kad tai yra potencialūs pinigai. Taip? Iš esmės, gautinos sumos arba kažkieno skolos mūsų įmonė, kažkieno skolos mums yra teisė gauti pinigus. O tai kaip tik ir yra finansinis turtas. Šiuo atveju, čia mes kalbėtumėm apie ilgalaikį turtą, tai reikštų, kad tai yra suteiktos paskolos ir kitos gautinos sumos, kurias mes turėtumėm atgauti vėliau nei po 1 metų. Na ir galiausia yra kitas ilgalaikis turtas, bet jisai labai yra specifinis ir būdingas tik tam tikrom įmonėm. Pavyzdžiui, biologinis turtas tai yra augalai ir gyvūnai, šiuo atveju, kurie atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą ir jie yra būdingi žemės ūkio veikla užsiimančioms įmonėms. Atidėto pelno mokesčio turtas tai yra dar toksai vienas sofistikuotas apskaitos dalykas, kuris yra taikomas tik tai vidutinėse didelėse įmonėse, jeigu kalbam apie nacionalinius apskaitos standartus. Ir dėl to į šitą dalyką gal mes labai ir nesigilinsim. Toliau trumpalaikis turtas. Trumpalaikis turtas apibrėžiamas taip, kad pirmiausia, tai yra pinigai ir pinigais per 1 metus gautinas turtas, kas apimtų šitas kategorijas, taip pat turtas, kuris yra įgytas perpardavimui arba tam, kad iš jo būtų pagaminti produktai, kurie bus vėliau parduoti. Taip? Tai čia mes galėtume vėlgi išskirti keletą kategorijų. Pirmiausia, vadinamas materialusis trumpalaikis turtas. Gal dar reikėtų paminėti, kad čia tas svarbus kriterijus, kad toks turtas įmonės veikloje iš esmės yra sunaudojamas per 1 metus arba vieną ūkinės veiklos ciklą. Taigi, pirmoji kategorija būtų atsargos arba kitaip tariant trumpalaikis materialusis turtas. Ir mes čia turim keletą kategorijų. Šitos pirmos 3 kategorijos - žaliavos, nebaigta produkcija, pagaminta produkcija - yra būdingos gamybos įmonėms. Reiškia, gamybos įmonės nusiperka žaliavas, iš kurių ketina gaminti produkciją. Tada, kai tos žaliavos pradedamos perdirbti, tai tampa nebaigta produkcija ir galiausia, kai produktas yra visiškai pagamintas ir jį galima jau parduoti, tai bus vadinama pagaminta produkcija. Taip, faktiškai ties 3 straipsniai jie atspindi visą gamybinės įmonės gamybos ciklą. Savo ruoštų prekybos įmonėms labiau būdingas yra tas 4 straipsnis - prekės. Prekės tai yra tie produktai, kuriuos įmonė nusipirko tam, kad perparduoti. Tai yra tipinis prekybos įmonių turtas. Na ir žemės ūkio įmonėms yra būdingas biologinis turtas, vėlgi augalai gyvūnai, kurie yra auginami tam, kad juos parduoti. Toliau, prie trumpalaikio turto priskirsim išankstinius mokėjimus tiekėjams, kurie yra mokami už atsargas arba kitą trumpalaikį turtą arba už paslaugas. Vėlgi gali kilti klausimas, o kodėl tai yra turtas, o todėl, kad vėlgi kažkas mums skolingas. Jeigu mes sumokam avansų tiekėjams už numatomas pirkti prekes ar ten kažkokias paslaugas, reiškia, tas tiekėjas mums skolingas. Taip? O jeigu jisai mums skolingas, tai yra mūsų turtas. Toliau per 1 metus gautinos sumos arba kitaip tariant, iš tiesų visos šitos 3 kategorijos tai būtų trumpalaikis finansinis turtas. Taigi jisai išskaidomas detaliau, atskirai parodoma per 1 metus gautinos sumos, tai yra kažkieno skolos mums, kurios mums turėtų būti gražintos per 1 metus. Liūto dalį kaip taisyklė sudaro pirkėjų skolos, kurios atsiranda tada, kai mes, pavyzdžiui, parduodam produkciją arba suteikiam paslaugas pirkėjams skolom, tai yra atidedam jiem mokėjimą kažkuriam tai laikotarpiui. Tačiau taip pat gali būti ir kitos gautinos sumos, pavyzdžiui, mokesčių permokos, darbuotojų skolos įmoniai arba kiti debitoriai, kas reikštų kiti skolininkai. Debitorius yra skolininkas. Toliau, trumpalaikės investicijos. Tačiau yra trumpalaikės investicijos į kitų įmonių vertybinius popierius, nuosavybės ir nenuosavybės vertybinius popierius, kuriuos ketinama paversti pinigais per 1 metus. Jeigu nusipirkom akcijų, bet ketinam jas parduoti metų bėgyje, tai bus trumpalaikis turtas. Taip. Lygiai taip pat, jeigu, sakykime, įsigijom vyriausybės vertybinių popierių, bet iki jų išpirkimo termino yra likę 0,5 metų,
tai bus trumpalaikis finansinis turtas, va tokios trumpalaikės investicijos. Terminuoti indėliai, jeigu jų terminas yra iki metų. Beje, jeigu terminas daugiau negu metai, tada priskirtumėm prie ilgalaikio finansinio turto. Na ir galėtų būti kitai, iš išvestinių finansinių priemonių atsirandantis turtas ir panašiai. Na ir galiausia pinigai. Pats likvidžiausias turtas tai yra pinigai, tai gali būti banknotai įmonės kasoje, tai gali būti įmonės pinigai sąskaitose bankuose, taip pat ir pinigų ekvivalentai. Tai va tiek būtų, trumpai tokia būtų turto struktūra, kurią mes matytumėm įmonės balanse. Dabar iš kitos pusės, pereiname kitą lygybės pusę, įsipareigojimai. Pradėsiu nuo paprastesnio, nuo įsipareigojimų. Įsipareigojimai paprastai taip pat skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiai tie, kuriuos reikės apmokėti vėliau nei po metų, trumpalaikiai tie, kuriuos reikės apmokėti per 1 metus. Ne? Bet iš tiesų, pavyzdžiui, kai kuriuose šalise ir tame tarpe pagal lietuviškus nacionalinius apskaitos standartus, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, 2 įsipareigojimų kategorijų mes neskirstom ilgalaikės ir trumpalaikės. Tai yra tokie labai specifiniai įsipareigojimai, dotacijos ir atidėjiniai. Pavyzdžiui, pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, sakykime, atidėjiniai jie skirstom ilgalaikius, trumpalaikius, pagal nacionalinius neskirstom. Bet čia tokie niuansiniai skirtumai. Svarbiau turbūt suprasti, kad dotacijos ir atidėjiniai tokie specifinės savokos. Tai yra įsipareigojimai, bet jie yra specifiniai, jie skiriasi nuo įprastinių tų mokėtinų sumų, nuo įprastinių tokių įsipareigojimų, kurie yra aiškus, žinomi, tikslus ir visada žinoma kokią sumą, kada ir kam reikės sumokėti. Tai šitie 2 dotacijos ir atidėjiniai, jie yra specifiniai. Pabandysiu trumpai nusakyti. Dotacijos. Dotacija yra įsipareigojimas, bet tai yra labiau neįsipareigojimas sumokėti kažkokią tai sumą, bet labiau įsipareigojimas veikti tam tikrų būdų. Dotacijos paprastai atsiranda tada, kai įmonė gauna kažkokį finansavimą. Gauna galbūt paramą iš ES struktūrinių fondų. Arba gauna kažkokį turtą, tarkim, nemokamai. Taip? Bet žinot, jeigu yra gautas finansavimas arba kažką gauni nemokamai, kaip taisyklė vis dėlto pagal sutartį tu įsipareigoji galbūt naudoti tą turtą tam tikrą metų skaičių tam tikroje veikloje. Užsiimti tam tikrą veiklą, tam tikrą metų skaičių ir taip toliau. Ta prasme, gavus nemokamai, tu turi prisimti dažnai tam tikrą įsipareigojimą, veikti tam tikrų būdų. Ir dotacija paprastai ir parodo tą įsipareigojimą. Dėl to į dotacijas ir analitikai paprastai žiūri ne kaip į įsipareigojimą, kurį reikės padengti pinigais, bet labiau kaip į įsipareigojimą, kurio greičiausiai ateityje apmokėti nereikės, bet tiesiog įmonė tam tikrą laiką turės elgtis tam tikrų būdų. Dabar atidėjiniai, vėlgi, jų specifika yra tame, kad atidėjinys yra įsipareigojimas, bet jis nėra tikslus. Tarkim, jeigu pažiūrėtumėm visus kitus įsipareigojimus, finansinės prekybos skolos, jos yra tikslios aiškios. Ta prasme, jeigu aš turiu banko paskolą, aš žinau, kiek, kada, kokiam bankui aš tą paskolą turėsiu grąžinti. Viskas tikslu ir aišku. Ne? Tuo tarpu atidėjiniai tai yra tokie įsipareigojimai, kur mes galim apytiksliai juos įvertinti, bet mes nežinom tikslios sumos. Mes netgi nežinom tiksliai, kada reikės tą įsipareigojimą įvykdyti ir netgi tiksliai kam. Pavyzdžiui, atidėjinys garantiniam remontui. Jisai sudaromas tada, kai įmonė, tarkim, parduoda savo produkciją ir įsipareigoja suteikti garantinį aptarnavimą. Taip, šiemet pardavėm produkcijos, pavyzdžiui, už 10 milijonų ir reiškia, šitiems pirkėjams, kuriems pardavėm, mes įsipareigojam ateityje, pavyzdžiui, 2 metų bėgyje, suteikti garantinį aptarnavimą, jeigu mūsų ta parduota produkcija, nežinau, sulūš, suges, žodžiu, bus kažkokia defektuota. Taip, reiškia, įsipareigojimą turim. Bet juk mes nežinom nei tiksliai, kiek mums kainuos tas remontas, mes nežinom, ar mes tą remontą turėsim atlikti kitų metų, pavyzdžiui, Liepos, o gal gruodžio mėnesį, taip, ir galiausia kuriam pirkėjui teks ta defektuota prekė ir reikės atlikti tą remontą. Tai, žodžiu, atidėjiniai tai yra tokie įsipareigojimai, kurie savyje turi tam tikrų neapibrėžtumų. Bet juos galima patikimai vertinti ir dėl to mes juos pripažįstam. Na ir geriausia, tie paprastieji įsipareigojimai, tai yra mokėtinos sumos, tai yra mūsų skolos, kurios ateityje bus apmokėtos greičiausia pinigais. Vėlgi, ilgalaikės tos, kurias turėsim apmokėti po 1 metų, trumpalaikės per 1 metus. Savo ruožtu jos vėlgi yra skaidomos pagal pobūdį, galėtų būti tiek ilgalaikės, tiek trumpalaikės gali būti finansinės skolos.
Dažniausia tai yra skolos bankams, skolos kitoms finansinėm institucijom už gautas paskolas, skolos lizingo kompanijoms, ir panašus tokie įsipareigojimai. Toliau, prekybos skolos, kurios vis dėlto dažniausia būna trumpalaikės. Prekybos skolos tai yra kas? Skolos tiekėjams, už iš jų skolon pirktas medžiagas, žaliavas, paslaugas ir taip toliau. Taip pat ir skolos pirkėjams už iš jų gautus avansus. Toliau atkreipkim dėmesį, mokėtini mokesčiai skolos darbuotojams tik trumpalaikiai. Tik trumpalaikiai, todėl kad visus mokesčius, kuriuos mes apskaičiuojam, visus reikia sumokėti per 1 metus. Valstybė neleidžia mums tokios prabangos atidėti mokesčių mokėjimą daugiau negu metams, nebent tai yra mokestinės paskolos sutartis. O darbuotojams taip pat darbo užmokestis turi būti mokamas kiekvieną mėnesį. Jūs ir patys turbūt nedirbtumėte įmonėje, kurioje apskaičiuota darbo užmokestį jums pasakytų, kad gausite po 2 metų, pavyzdžiui. Taip? Tai dėl to štai šitie įsipareigojimai, jie yra trumpalaikiai. Na ir gali būti kitos skolos, tiek ilgalaikės, tiek trumpalaikės, čia šiek tiek pasislėpia. Gali būti kitos skolos, pavyzdžiui, mokėtini dividendai ir panašios. Na ir galiausia, nuosavas kapitalas. Nuosavas kapitalas iš karto reikėtų pastebėti tokį dalyką. Jis yra sunkiausiai suvokiamas dalykas. Kodėl? Todėl, kad jeigu žiūrime tą pagrindinę apskaitos lygybę, žiūrėkit, turtas ir įsipareigojimai tai yra gyvenimas. Ne? Šitie dalykai, jie ateina iš gyvenimo. Mes labai aiškiai galim puikiai vizualizuoti. Ne? Automobiliai, pastatai, žemė, prekės, pinigai, skolos, ne? Ar man kažkas skolingas, ar aš kažkam skolinga. Dėl to su šitais dalykais, su turtu ir įsipareigomis, juos identifikuoti yra ganėtinai paprasta. Visai kas kita yra su nuosavu kapitalu. Kodėl? Todėl, kad tai yra sugalvotas konstruktas. Tai nėra va tas gyvenime apčiuopiamas dalykas, ne? Ir dėl to su juo yra sudėtingiau. Bet pabandysiu tai praeiti per pagrindinius straipsnius, tai iš tiesų nuosavas kapitalas, jisai apibrėžiamas būtent iš tos pagrindinės apskaitos lygybės. Nes jeigu mes sakom turtas lygų nuosavas kapitalas plus įsipareigojimai, matematiškai pakeičiant dėmenis, mes gautumėm nuosavas kapitalas lygų turtas minus įsipareigojimai. Taip? Ir iš principo pagal tai ir pasakoma, kad nuosavas kapitalas parodo, kokia įmonės turto dalis liks įmonės savininkams, akcininkams, jeigu įmonė grąžins visus savo įsipareigojimus. Ja? Tai va, tai nuosavo kapitalo apibrėžimas, jisai ateina iš apskaitos, iš tos pagrindinės apskaitos lygybės. Tačiau nuosavo kapitalo struktūra, jinai ateina iš teisės aktų. Nuosavo kapitalo struktūrą nustato teisės aktai, kurie reglamentuoja tokio tipo įmonių steigimą, valdymą, likvidavimą, reorganizavimą ir panašius dalykus. Tai pavyzdžiui, Lietuvoje ir čia pasaulyje paprastai dažniausia įmonės forma yra ta akcinė arba uždaroji akcinė bendrovė. Tai jeigu pažiūrėtumėme šią populiariausią formą, tai šitų bendrovių nuosavo kapitalo struktūrą nusako pirmiausia akcinių bendrovių įstatymas. Nurodyta akcinių bendrovių įstatymą, kuriame numatyta, kad akcinių bendrovių, UAB, taip pat nuosavą kapitalą sudaro va štai šitie išvardinti straipsniai. Taip. Dabar labai nelendant į detalės, gal paminėsiu taip, kad pirmiausia, va, šitie 2 pirmieji straipsniai, jie dar kartais vadinami investuotų kapitalu. Nes iš tiesų įstatinis kapitalas ir akcijų priedai, dažniausiai jie parodo, kiek akcininkai yra tiesiogiai investavę į įmonę, kiek yra suteikę turto, būtent įsigydami įmonės akcijų. Taip? Nes įstatinį kapitalą sudaro įmonės išleistų akcijų nominalioji vertė, ne? Ir akcininkai tą nominalią vertę paprastai apmoka. Tačiau jeigu įmonė išleidžia akcijų ne tik tuo metu, kai jinai yra steigiama, bet ir vėliau išleidžia naujų akcijų, tai tokios naujos akcijos jos paprastai parduodamos yra brangiau. Jeigu įmonė yra sėkminga, savaime aišku, parduodamos brangiau negu nominalioji vertė ir taip atsiranda akcijų priedai. Bet iš esmės akcijų priedai tai lygiai taip pat kaip ir įstatinis kapitalas, tai yra suma, kurią akcininkai apmoka už įmonės išleistas akcijas. Tik tai tada mes išskiriam, kad įstatinį kapitalą sudaro išleistų akcijų nominalioji vertė, o akcijų priedai tai būtų skirtumas tarp tų išleistų akcijų emisijos kainos arba to pirminio pardavimo kainos ir nominaliosios vertės. Toliau, antroji tokia grupė būtų, kaip straipsnis, perkainojimo tipo rezervai. Va šitas dalykas yra visiškai apskaitos procedūra. Ir atsiranda tada, kai įmonė taiko vėlgi gana tokius labiau gal sofistikuotus apskaitos būdus.
tam tikrą turtą arba tam tikras finansinės priemonės perkainoja pagal apskaitos standartus iki tikrosios vertės. Ir jeigu įsivaizduokim, turto vertė padidėja, taip, tai savo ruožtu atsiranda, nuosavam kapitale atsiranda perkainojimo rezervas. Jo tokia filosofinė prasme yra labai įdomi, bet tiesiog dėl laiko stokos mes į tai dabar turbūt nesigilinsim. Dabar ir trečioji grupė būtų rezervai, kurie yra sudaromi iš įmonės pelno ir nepaskirstytas pelnas. Taip. Šitą gabalą galėtumėm pavadinti reinvestuotų kapitalu. Nes iš principo pradėkim nuo nepaskirstyto pelno. Nepaskirstytas pelnas tai yra kas? Tai yra visas nuo įmonės steigimo iki dabartinio skaičiavimo momento uždirbtas įmonės pelnas, atėmus visus buvusius pelno paskirstymus. Reiškia, iš tiesų supraskim, kad visas įmonės uždirbtas pelnas po mokesčių, jisai juk priklauso įmonės akcininkam. Akcininkai gali visą šitą pelną išsimokėti dividendų pavidalu, išsiimti šitą pelną. Ir jeigu jie to nepadaro, jeigu jie tą pelną palieka įmonėje, reiškia, jie reinvestuoja tai, kas jiem priklausytų. Taip, jie palieka tai įmonėje ir tokiu būdu mes ir turim tokį straipsnį kaip nepaskirstytą pelną. Na, o savo ruožtu iš nepaskirstyto pelno, skirstant nepaskirstytą pelną, o jisai gali būti skirstomas dviem kryptim, arba skelbiami dividendai ir pelno dalis išmokama akcininkams, arba gali būti sudaromi rezervai iš pelno, tam tikras tikslinis pelno panaudojimo apribojimas, laikinas, bet iš esmės vis tiek tai yra apie tą patį. Tiek rezervai, tiek nepaskirstytas pelnas parodo, kurią pelno dalį akcininkai yra kol kas bent jau palikę toje įmonėje. Tai susipažinus su pagrindinės apskaitos lygybės elementais ir tuo pačiu su įmonės balansu, mes, aš manau, jau tikrai drąsiau galėtumėm žiūrėti į bet kurios įmonės balansą ir jį suprasti. Iš tiesų, aš čia pateikiau, čia nurodytas yra šaltinis, tai yra UAB Ignitis atskiras nekonsoliduotas balansas, kad būtų paprasčiau. Šitas balansas yra sudarytas ne pagal lietuviškus, bet pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Bet tiesiog tokiam bendram susipažinimui. Taip, čia šitą skaidrę įdėjau turto dalis, o štai čia įdėtas nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Tai jeigu mes kalbam apie pagrindinę apskaitos lygybę, aš čia kaip tik matot ir pabraukiau, kad tiek ataskaitiniais metais, čia yra 23 gruodžio 31 diena, o čia yra ankstesni metai, 22 gruodžio 31 diena. Tai jeigu mes kalbam apie lygybę, iš karto matom, kad tiek vienais, tiek kitais metais įmonės turtas, šitie pabraukti skaičiai, turtas iš viso, buvo lygus nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso. Kaip aš sakiau, šita lygybė niekada netaps nelygybė. Taip, kaip lygiai taip pat ir balanse visą laiką šita lygybė turi būti išlaikyta. Na ir dabar susipažinus su tais straipsniais mes iš tiesų galim pasižiūrėti ir analizuoti ir skaityti, kokį įmonė turi turtą ir kokie yra to turto susidarimo šaltiniai. Taip. Dabar ką reikėtų dar paminėti, čia galima bus palikti ir paanalizuoti ir padiskutuoti apie tai, apie finansinės būklės pasikeitimą, bet ką norėčiau pastebėti, kad iš tiesų balansas arba kitas jo pavadinimas yra finansinės būklės ataskaita, tiesiog irgi toks lyrinis nukrypimas, balansas yra toks iš senesnių laikų atėjęs pavadinimas, kuris atėjo iš tos pagrindinės apskaitos lygybės, kad visą laiką yra lygybė, kairė ir dešinė pusė arba balanso abidvi dalys, visą laiką lygios viena kitai susibalansuoja. Vis dėlto modernesnis pavadinimas yra finansinės būklės ataskaita ir pavadinimas yra kilęs iš to, kad būtent tai yra ataskaita, kurioje mes matom įmonės finansinę būklę. Taip. Iš tiesų, kodėl sakau, kad tai yra pagrindinė ataskaita? Todėl, kad šita ataskaita parodo iš esmės visus pagrindinius dalykus apie įmonę. Ir jeigu mes norim analizuoti, kaip įmoniai sekasi, taip, tai žiūrėkit, jau vien iš šitos ataskaitos aš galiu pasakyti, ar įmonės finansinė būklė pagerėjo ar pablogėjo. Kas tai parodo? O iš tiesų tai parodo, žiūrėkim, nuosavas kapitalas. Va, matot, čia yra bendra nuosavo kapitalo suma. Taip, tai parodo nuosavas kapitalas. Kitaip tariant, jeigu nuosavas kapitalas didėja,
įmonės finansinė būklė gerėja. Nuosavas kapitalas mažėja, įmonės finansinė būklė prastėja. Iš principo, tai mes gaunam dėl to, kad nuosavo kapitalo padidėjimas rodo tiesiog, kad įmonės turtas didėja sparčiau negu įsipareigojimai. Ir atvirkščiai atitinkamai. Taip. Dabar, jeigu mes norim lysti giliau ir aiškintis, o kodėl taip įvyko, mes turim jau žiūrėti ir analizuoti kitas finansinės ataskaitas. Taigi, bet atsispiriam vėlgi nuo to nuosavo kapitalo pasikeitimo, lyginant su praėjusiais metais. Taip. Tai nuosavas kapitalas iš tiesų gali keistis iš esmės dėl dviejų dalykų. Tai yra dėl veiklos ir dėl sandorių su akcininkais. Kaip nuosavas kapitalas keičiasi dėl veiklos, mums parodo pelno nuostolio ataskaita. Arba jeigu pagal TVASus, tai yra bendrųjų pajamų ataskaita. Tuo tarpu, kaip nuosavas kapitalas keičiasi dėl sandorių su akcininkais, parodo nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Taip? Ir atitinkamai turėdami tas papildomas ataskaitas, pelno nuostolių, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, mes detaliau galim analizuoti, dėl kokių priežasčių įmonės finansinė būklė pagerėjo arba pablogėjo. Tiesą sakant, reikėtų užsiminti apie dar vieną svarbę finansinę ataskaitą, tai yra pinigų srautų ataskaita, kuri paaiškina labai svarbų dalyką, tai yra dėl kokių priežasčių įmonės pinigai per metus padidėjo arba sumažėjo. Nes jeigu mes žiūrėtumėm į balansą, taip, tai balansą apie pinigus, kurie yra labai svarbus verslo elementas. Taip, versle juk iš tiesų yra cash is king, tai yra pinigai yra svarbiau negu pelnas. Kodėl? Todėl, kad ne pelnu, o pinigais mes apmokam skolas, mokam dividendus ir taip toliau. Taip. Tai dėl to tiesiog tas pinigų valdymas taip pat yra labai svarbi įmonės finansų sritis. Ir jeigu mes balanse matom tik tai tokią informaciją apie pinigus, kiek pinigų įmonė turėjo šiais metais, pat matom šitas skaičiukas, ir kiek turėjo praėjusiais metais, mes galim paskaičiuoti, pinigai padidėjo arba sumažėjo. Taip? Bet pinigų srautų ataskaita mums parodo iš tiesų labai svarbi informacija, o kodėl tie pinigai padidėjo arba sumažėjo. Tai yra, iš kokių šaltinių įmonė gavo šiais metais pinigų ir kam įmonė išleido. Tai tokiu būdu tos 4 ataskaitos iš esmės mums padeda suprasti įmonės veiklą. Ir galiausia viską iš tiesų karūnuoja aiškinamasis raštas, kurio pastabose, čia matot, yra tokie skaičiukai ir štai parašyta pastaba. Tai čia kaip tik yra aiškinamo rašto pastabų numeriai. Ir jeigu mes balanse norim apie kažkokį tai straipsnį sužinoti daugiau, mes tiesiog aiškinamo rašto atitinkamoje pastaboje rasime gerokai detalesnį informaciją, kaip šiuo atveju apie nematerialųjį turtą, apie materialųjį turtą ir taip toliau. Ir tokiu būdu galim skaityti ir suprasti įmonės finansinės ataskaitas.